toj priklausomybė išbuvo apie pusantro šimtmečio. Ir todėl iš jūsų, kaip ponas Molterio, dalyvavimas, svečiavimas mūsuose gali įnešti didelį indėlį, būtent patariant mums, kaip tikslingiau atlikti šią reformą. Das Gast dieser Delegation und ausschließlich Herrn Molter, der auch Landwirt ist, seine Vorschläge und seine Bemerkungen kann uns wirklich mitteilen. Tačiau nenoriu aš plėstis į tas problemas, kurios mus jaudina. Ich möchte mich nicht vertiefen in die Probleme, die uns schwer sind. Kadangi be tų problemų mes taipogi turim savitą kultūrą, savitus papročius. Ohne diese Probleme haben wir wie auch unser Volksantrag hat viel Einfluss gegeben und jetzt sind unsere Reihen vielleicht noch zweimal besser als die erste Mal. Draugija yra susikūrusi neseniai, tačiau kada mūsų viešna delegacija buvo nuvykusi į Rištą, taip pat mūsų ansamblio vyro pasirodymas, sukvietė daugiau narių ir mes manome, kad draugija toliau veiks. Sveiki, gerbiami Tauragės televizijos žiūrovai. Kaip jau informavome vakarykštėje mūsų televizijos laidoje, Tauragėje šiomis dienomis vieši grupė svečių iš Vokietijos, Rydštato miesto, su kuriuo Tauragė palaiko gana glaudžius ryšius. Grupės sudėty buvęs Rydštato miesto burmistras Andreas Hofmanas, Godenau klinikų direktorius Kurtas Ernstas, ūkininkai Eliza ir Karlas Molteriai ir kiti, kai kurie iš jų Tauragėje lankosi jau ne pirmą kartą, o taip pat daugumai tauragiškių jau pažįstamas daktaras Leonas Gudelis, kurį nekartą matėte ir mūsų televizijos laidose. Svečiai atvyko su labdara Lauksargių globos namams, atvežė medicininės įrangos ir aparatūros rajono ligoninėms. 11 valandą vakar rajono tarybos mažojoje salėje įvyko svečių sutikimas, juos šiltai pasveikino rajono tarybos pirmininkas Vytautas Venskus, taip pat ponas Renė Barčiauskas, Vokietijos Lietuvos draugystės draugijos Tauragės skyriaus pirmininkas. Mes ilgiau užsakėme geresnį orą, bet dėja tokio nėra ir be to būtų labai blogai, jeigu orai būtų pagal užsakymą, ypač taip kenksminga žemdirbiams. Nu, atostogaujantys visada norėtų gero. Wir für uns haben das Programm gestern Abend, obwohl es in Deutschland nicht hatte, aber wir haben ja eine gute Sonne. Po sutikimo svečiai aplankė Tauragės konvencijos paminklą Požerūnuose, o 15 valandą dalyvavo atidarant globos namus Lauksargiuose. Nemažą dalį lėšų įrengiant šiuos globos namus yra skyręs ir Rydštatas. Šį vakarą kviečiame žiūrėti filmuotą medžiagą iš Lauksargių globos namų atidarymo iškilmių, pasižvalgysime ir po globos namus, o po to matysite Lauksargių kultūros namuose vykusio svečių susitikimo su gyventojais momentus. Koncertavo Tauragės dainų ir šokių ansamblis Jūra, šiuose renginiuose dalyvavo ir mūsų miesto valdžios aukščiausi pareigūnai. Gaila, kad šiuo metu mes neturime galimybės montuoti savo filmuotų medžiagų, tad šiame reportaže jūs matysite tiesiog šio renginio fragmentus be atrankos, tiek reikšmingus, tiek ir nelabai reikšmingus, atsitiktinius, tai yra beveik visus, kuriuos tik užfiksavo kamera.
Renginyje Lauksargiuose taip pat dalyvavo ir dar vienas garbingas svečias iš Vilniaus, tai Seimo narys Leonas Alesionka, su kuriuo turėjote progos susitikti vakar dienos tiesioginėje mūsų televizijos laidoje. Haus besichtigt. Matėte, kokia čia padėtis? Haben Sie gesehen, was da war? Šiek tiek pasigailėjote mūsų ir skyrėte lėšų. Sie haben uns ein bisschen Geld geschenkt, nicht ein bisschen, sondern viel Geld geschenkt. Taip pat lėšų skyrė ir rajono valdyba. Ein Geld hat auch der Bezirksrat von Tauragė gespendet. Ir mes šiandien norime jums parodyti, ką mes sugebėjome padaryti per 1 metus. Und wir wollen heute Ihnen zeigen, was wir während eines Jahres gemacht haben hier. Nepilnus 1 metus. Nicht. Mums sutrukdė ir gamta, lietus. Das Wetter war auch nicht für uns günstig. Negalėjome kaip reikiant sutvarkyti aplinkos. Wir hatten keine Möglichkeit, die Umgebung in Ordnung zu bringen. Bet Dievas padės, sekančiais metais padarysim tą. Gott wird uns helfen und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr das machen werden. Ir šiandien, norėdami įamžinti šių namų atidarymą, und heute wollen wir die Eröffnung dieses Hauses Riedštato valsčiaus pagalba ir jų žmonių pagalba, mit Hilfe der Einwohner von Riedstadt und der Gemeinde Riedstadt, norime atidengti paminklą. Wollen wir eine Gedenktafel eröffnen. Ir kartu, kad tas paminklas būtų mūsų draugystės tilto. Dieses Denkmal wird eine Brücke zwischen Riedstadt und Tauragė sein. Šį paminklą atidengti prašysime rajono valdytoją gerbiamą Pečiulį. Wir bitten dieses Denkmal eröffnen den Verwalter von Tauragė, Herr Pečiulis. Pasakykit. A ne, atidengti pirmą. Liebe Gäste aus weitem Deutschland, liebe Einwohner des Bezirkes Tauragė, liebe Einwohner von Lauksargė. Kaip gamtoje keičiantis metų laikams ateina ruduo, taip ir žmogaus gyvenime ateina toks metų laikas, artimas gamtos rudeniui. In der Natur nach dem Sommer kommt der Herbst und auch im Leben eines Menschen kommt nach der Jugend auch der Herbst, ein Alter, das Altertum. Mes bendromis jėgomis kartu su draugais iš Vokietijos mit der gemeinsamen Hilfe von unseren Freunden aus Deutschland padarėm pirmą nedidelį žingsnį, haben wir die ersten Schritte gemacht, kad tauragiškių senyvo amžiaus žmonių ruduo būtų kiek galima šviesesnis, šiltesnis ir mažiau darganotų dienų. Dass der Herbst von alten Menschen ich meine, dass unsere gemeinsame
Freude. Tauragės gyventojams, kadangi jie galės naudotis šiais vaisiais. Für die Einwohner von Tauragė, da sie dieses Heim benutzen werden können. Siūlau tada apžiūrėti pastatą, Ich schlage Ihnen vor, dieses Heim zu besichtigen, pamatyti, ką yra nuveikę mūsų šeimininkai ir statybininkai, kurie čia darbausi. alles zu sehen, was unsere Wirten und unsere Bauarbeiten gemacht haben. Ir mes galėtumėm bendrai vertinti jų darbo rezultatus. Die Arbeitsresultate einzuschätzen. Und sonst darf ich diesem Haus für die Zukunft viel Glück wünschen. O šiam namui ateityje linkiu daug laimės. Danke für die Aufmerksamkeit. Mielieji, liebe Gäste, liebe Einwohner von Lauktakių und Tauragės. Dabar, kad įeiti į šiuos namus, reikia nugalėti dar kai kurias kliūtis. Reikia perkirpti šitą juostą. In dieses Haus hineinzukommen, muss einige Hindernisse zu überwinden, ja. Ir dar gauti šių namų raktą. Man muss diese Schleif zu schneiden und einen Schlüssel von diesem Heim zu bekommen. Šią garbingą misiją norėčiau paprašyti, kad man padėtų įvykdyti. Diese Mission wird erfüllen Gerbiamas buvęs burmistras Hoffmanas, der ehemalige Bürgermeister von Rittstadt, Herr Hoffmann, direktorius Ernstas der Direktor Kurt Ernst ir gerbiamas daktaras Gudelis. und der sehr geehrte Herr Dr. Gudelis. Ir visi kaip kirpsim, aš manau tikrai įeisim. Und wenn Sie das geschneiden werden, werden wir in das Haus hineingehen. Dabar dar noriu pasakyti visiems, na, ar pasimelsit ar pagėdusit. Prašau. Wo ist die große Maschine? Žirklutės. Lauksargios, bet visam Tauragės rajone. Heute ist ein großes Fest, nicht nur für Lauksargę, sondern für das ganze Bezirk von Tauragė. Ne šitam name, kuris buvo seniau apleistas, Weil in diesem Haus jetzt, wo der früher war in schlechter Zustand, dabar galės gyventi 27 šeimos, nes čia įrengti 27 butai. können jetzt 27 Familien wohnen, weil hier 27 Wohnungen eingerichtet sind. Kuriuose visi patogumai. 27 Wohnungen mit allen Bequemlichkeiten. Ką pasakė direktorė, to nesinori kartotis. Šių namų direktorė. Was hat die Direktorin dieses Heimes gesagt? Ich möchte nicht wiederholen. Pagal projektą šį čia turi būti atlikta dar daug darbų. Hier muss man noch viel Arbeiten machen. Pastatyti garažai, Die Garagen, pastatyto virtuvė, valgykla. eine Küche und ein Speiseraum eingerichtet. Aišku, mums pritrūko dar 2 savaičių pagal sutartį, kad viskas būtų atlikta 100% viduje. Wir müssten noch 2 Wochen in unserer Verfügung haben, alles in Ordnung zu bringen.
Tikėkit, kad akcinė bendrovė rangovas ir jo sudėtyje, kaip aš direktorius, akcinė предприятие. Sie werden hoffen, dass die Aktiengesellschaft und der Leiter dieser Aktiengesellschaft Prižadu visiems prisiekiu, tiek vokiečiams, tiek tauragiečiams, kad verspricht allen, nicht nur den Deutschen, sondern auch den Einwohnern von Tauragė, kad mes padarysim viską, kad šičia jaukiai gyventų žmonės. dass sie alles tun werden, dass hier die Leute bequem fühlen werden. Dėkoju uždėmesį ir šitą raktą, mažytį raktą. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit und diesen kleinen Schlüssel. Kadangi mes dar mažai pastatėme, Da wir nicht vieles gebaut haben, užbaigus visą projektinį statybą išaugs raktas iki metro aukščio. nun, wenn wir alles gebaut werden, der Schlüssel wird so hoch wie ein... Sustokite. Pala. Sustokite. Diesen Schlüssel möchte ich der Leiterin dieses Heimes, Frau Banzinene, schenken. Und ich will hoffen und ich bin fest überzeugt, dass in diesem Heim Ordnung sein wird. Zu den deutschen Gästen hier. Aš iš pradžių norėčiau pasakyti vokiečių svečiams esantiems čia. Als Mitinitiator der Initiative für dieses Haus bin ich jetzt gebeten worden, einige Worte zu sagen. Aš kaip iniciatorius šio namo norėčiau pasakyti keletą žodžių. Auch wenn ich nicht mehr in offizieller Eigenschaft als Bürgermeister von Riedstadt hier bin. Nežiūrint tai, kad aš šiuo metu nesu oficialus asmuo, nesu miesto burmistras. Aber ich will sagen, für Dr. Gudelis und für Kurt Ernst und für alle, dass wir sehr, sehr glücklich sind in dieser Stunde. Bet aš noriu pasakyti ponui daktarui Gudeliui, ponui Kurtui Ernstui, jums visiems, kad aš esu labai laiminga šią valandą. Dass wir heute bei der offiziellen Einweihung dieses Hauses dabei sein dürfen. Kad mes galime dalyvauti oficialiuose įkurtuvėse šio namo, oficialiame šio namo atidaryme. Und wir, die wir den Zustand dieses Hauses noch vor einem Jahr erlebt haben, Ir mes, kurie matėm šio namo būklę prieš metus, wir wollen auch sagen, dass unser Geld, das wir gegeben haben, gut angelegt ist. galim pasakyti, kad tie pinigai, kuriuos mes davėm, kuriuos mes paaukojame, yra gerai, tvarkingai panaudoti. Hier ist durch die fleißige Arbeit der Litauer mit ein klein wenig Hilfe von uns aus Riedstadt schon etwas geworden. Tai atsitiko didelio lietuvių darbo dėka, truputį mums juos pareimus. Was ein Schmuckstück sein wird für diese Region Kas bus papuošalas šiam regionui. und was eine Heimstätte sein wird für viele ältere Menschen. Ir bus turbūt namais daugeliu senų pagyvenusių žmonių. Wir haben damit einen kleinen, bescheidenen Beitrag geleistet. Mes tam įnešėme nors nedidelį kuklų įnašą. Als Ausdruck unserer tiefen Verbundenheit für das litauische Volk. Kaip išraiška mūsų susibroliavimo su lietuvių tauta. Und gerade in einer Zeit, in der wir schon spüren, wie schwierig es ist für Sie, den Anschluss zu finden nach vielen langen Jahren der Erniedrigung. Ir dabar tuo sunkiu metu, kada jūs jaučiate, jums taip sunku, po daugelio metų vergovės. Wir wollen Ihnen aber auch Mut machen. Mes norim jūs padrasinti, kviepti drąsos, Mut machen, den Blick nach vorn zu richten in die Zukunft. kad jūs galėtume nukreipti žvilgsnį į priekį, į ateitį Und durch Ihren Fleiß und Ihre Arbeit ir savo darbų ir savo stropumu die Grundlage zu legen, das padėtume Fundament zu schaffen, patėti pagrindus, kad galėtume sukurti kažką tai naujo. für eine hoffentlich friedvolle, gute Zukunft. Kad padėtumėt pagrindus taikingam našiam darbui, našiai ateičiai. In der Das ist eine Brücke zwischen Riedstadt und Tauragė. Dabar visus noriu pakviesti į vidų.
pasižiūrėti, jeigu atvažiuos kunigėlis, paskui pašventinsim jau čia koplytėlę, o 16 valandą visus kviečiu į kultūros namus. Ten bus susitikimas, taip pat su delegacija, koncertuos ansamblis. Weiter haben Sie auch die Wanne, auch die Toilette. Ja. Das ist für 2 Personen. Ja. Das so 2 Zimmer sind für 2 Personen geteilt. Ich glaube, das ist frisch gestrichen. Tai prašom, galite eiti, nusileisti pro aną pusę ir ją pačiais kultūros namus prašom nusileisti. Tai dabar, kai reikėtų, kur yra valdytojų? Todėl kiekvienas iš mūsų negalim garantuoti, kad praėjus kuriam laikui mes galim netekti nei gyvenimo vietos, nei pragyvenimo šaltinio. Und jeder von uns ist nicht sicher, dass nach einigen Jahren er eine Arbeit hat und eine Decke über den Kopf haben wird. Ir šių namų bendrų pastangų Rydštato ir Tauragės žmonių pagalba šios dienos atidarimas. Und die Eröffnung dieses Seniorenheimes, das mit Hilfe unserer Freunde von Rydštat gebaut war, dar kartą parodo mums, zeigt uns noch einmal davon, kad mes visgi turim pasirūpinti kiekvienu mūsų visuomenės nariu. dass wir Kad šie namai atneštų gyventojams sėkmę, pagal tradiciją atidarysim šampaną. Nun nach unserer Tradition, damit dieses Haus glücklich sein wird, damit die Einwohner dieses Heimes sich glücklich fühlen, muss man Champagner trinken. Čia lauksargių indėlis. Das ist von den Einwohnern Laubsargių. Eine Spende. Tik atsargiai lubas, kad neįgriūtų. Prašom jaustis laisvai, pasirašyti atsiminimų knygoje. Ir paskui
Kommen Sie her, wir singen auf die Gesundheit von Herrn Welt. Ir neužmiršk parodyti per Tauragės televiziją. Oi, nerodyk. Im Namen des deutschen Freunden und Förderer Vardan Vokietijos draugų ir gerbėjų. Reiche ich hinein diese Vase. Įteikiu aš jums šitą vasą. Und passen Sie auf das Heim. Ir saugokit šitą namą. Genauso wie diese Vase. Taip, lygiai taip kaip šitą vasą. Und wir bitten Ihnen, ir mes prašome jūsų, dass in dieser Vase soll immer sein blühende Blumen. Kad į šitą vasą visada būtų pamerktos gyvos gėlės. Und das Heim soll auch blühen, immer wie die Blumen blühen. Dass Sie besonders gut aufpassen und ältere Menschen sollen haben durch ihre Aufsicht eine wunderbaren Eltern. Ir kad šitas namas turėtų tiek džiaugsmo ir laimės, kiek šitos gėlės žydė, kad jūs užlaikytumėt šitą namą taip, kad tie gyventojai visą savo gyvenimo laikotarpį žydėtų taip, kaip tos gėlės ir būtų viskas užlaikoma labai gražiai gyventojų labdarai, jų gėriui ir jų gyvenimui. Wir in Deutschland. Mes į Vokietiją. Mes Vokietijoje. Und überhaupt in Riedstadt. Ir ypatingai Riedstadte. Werden alles zulegen, unsere ganze Kraft. Įdėsim visą tai, ką mes galim ir savo jėgas. Und materiell mit Sachen. Materialiai su daiktais. In das Heim helfen zu pflegen. Šitam namui padėsime, reiškia, įgyvendinti ir apstatyti. Bleiben Sie gesund und bis schnell wiedersehen. Likite sveika ir iki greito pasimatymo. Nächsten Mal kommt eine andere Mannschaft und wird sich auch freuen mit das, was Sekantį kartą atvyks galbūt kita delegacija, kuri turės progos pasidžiaugti lygiai taip pat, kaip pasidžiaugė šitą delegaciją. Aš labai nuoširdžiai, tikrai iš visos širdies jums dėkinga. Aš dėkoju, ich danke Ihnen von ganzem Herzen mit sehr großer Freude. Ir tikrai prižadu visų čia susirinkusių akivaizdoj. Und bespreche mir hier bei alle Gäste, die hier heute sind, kad saugosiu šią vazą. Ich werde beschützen diese Vase. Ir kad ši vaza atspindės tikrai šių mūsų namų. Dass diese Vase, die wird den ganzen Aussehen und die Wohnung von diesem Hause zeigen, wie die Menschen hier ihr Leben verleben. Ir ne tik namų, bet mano kaip direktorės ir mūsų visų darbuotojų. Und nicht nur diesem Hause, aber auch wie ich eine Direktorin bin und die anderen Arbeiter. Kaip šios tyros rožės, wie die schöne weiße Rosen, kurias man padovanojo invalidų valdybos pirmininkė Bagdonaitė, die mir geschenkt hat von Invaliden die Direktorin Frau Bagdonaitė. Ir aš šią progą jas įdedu jūsų akivaizdo į šią vazą. Und bei ihren Augen lege ich die Blumen in diese Vase. Ir jos niekada čia nevys. Und die werden nie welken. Kaip ir mūsų gero šilto širdis visų. So wie unsere gute und warme Herzen. Jums padedant. Mit ihren Hilfe.
Tokių poetų.